Sveiki visi, pabandysiu kalbėti be mikrofono. Sveikinu taip pat jūs prisijungus prie šio paskaitų ciklo. Nors ir, sakykime, chronologiškai reikėjo gal pradėti nuo Senovės Egipto, bet pirmoji paskaita apie hermetizmo tekstus, apie Corpus Hermeticum tikrai buvo puikus įvadas į šią visą seriją. Iš karto turiu pasakyti, kad mano paskaita truputį galbūt iškrenta iš tos sekos dėl dviejų priežasčių. Viena priežastis, aš egiptologas, aš nedirbu su ezoteriniais tekstais, nelaikau savęs ezoterinių tekstų, ezoterikos tyrinėtojų. Kitas dalykas, ar apskritai mes galim kalbėti Senovės Egipte apie kažkokius paslaptingus ezoterinius tekstus, kažkam nesuprantamus. Tikriausiai nustebote, jeigu aš taip sakau, bet jeigu pasižiūrėtume taip į Senovės religiją, Senovės Egipto religiją, Senovės Egipto religinius tekstus, ten viskas yra ezoterika, ten viskas yra paslaptinga, ten viskas yra nesuprantama. Neįmanoma Senovės Egipto religijoje rasti kažkokios priešpriešos, rasti tekstų, kurie būtų kanoniniai, tikri, visiems prieinami, visiems suprantami ir įskirti kažkokius tekstus, kurie būtų būtent tie paslaptingi, slapti, ezoteriniai, netitiktų tas religinės tradicijas ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi tos priešpriešos tarp tų normalių religinių tekstų ir kažkokių paslaptingų, magiškų ir ezoterinių tekstų Egipte mes galbūt nerastume. Iš tiesų, visas Egiptas yra viena ezoterika. Ir jeigu kalbame apie ezoteriką, tai kas gali būti dar kažkas ezoteriškiau ezoterika. Egiptiečiai juk senovės jie ezoterinius tekstus prie pusryčių stalo tiesiog skaitė. Taip, tai buvo visiškai viskas įprasta. Taip pat todėl būtų kažką sudėtinga rasti, įskaityti tam tikrą tekstą, kurį iš tiesų galėtume pasakyti, kad tai yra būtent reprezentatyvus ezoterinis tekstas, kalbant apie Senovės Egipto laikotarpį, kai bus, sakykime, kalbant apie įvairius kitus tekstus toliau. Bet grįžtant prie rimto klausimo, kas jei ne Egiptas, taip, kalbant apie ezoteriką, apie paslaptingus, slaptus, mums nesuprantamus tekstus, kas kitas, jei ne Senovės Egiptas. Kas buvote iš jūsų pirmoje paskaitoje, puikiai matėte, kokią reikšmę turėjo Senovės Egiptas hermetizmui, ezoterikos apskritai pradžiai ir tai bus per visą istoriją iki dabar ir bus tikriausiai ir ateityje. Man įdomu iš tiesų pagalvoti, ar per kokią nors paskaitą, per visą tą ilgą ciklą, kuris tęsis taip ilgai, ar bus kokia nors paskaita, kur Senovės Egiptas apskritai nebus paminėtas. Bus kelios paskaitos, kur beveik vien apie tai bus, bet tikriausiai kiekvienoje iš jų bus bent kartą paminėtas Egiptas ir sugrįšite prie jo. Nenuostabu, nes Egiptas toje hermetizmo ezoterikos tradicijoje yra be galo svarbus. Tai buvo nuo antikos laikų, kada pirmieji keliautojai taip iš Graikijos pasiekia Egiptą, jie nustemba, matydami šventyklas, matydami piramides, matydami hieroglifus, stebėdamiesi mato milžiniškus kiekius prirašytų papirusų. Herodotas tai pasakoja apie tai, kad žiniai jam rodo papirusus su karalių vardais užrašytais, su dideliais sąrašais karalių, kas atrodo graikams iki pat pasaulio pradžios visą amžinybę. Todėl nenuostabu, kad Senovės Egiptą graikai, ir vėliau taip ir hermeneutikai, hermetizmo atstovai, vadina iš tiesų tuo kraštu, iš kur viskas ateina, kur viskas prasideda, iš kur atėja dievai, iš kur ateina visa išmintis, iš kur ateina raštas, iš kur ateina visas pasaulio žinojimas. Kaip viename iš tų hermenetinių tekstų, tie Asklepijų, rašoma, kad Egiptas yra dangaus atvaizdas, kad tai yra viso pasaulio šventikla, švenčiausio pasaulio vieta, kur viskas prasidėjo. Mums iš tiesų sudėtinga truputį suprasti, kaip turėjo jaustis senovės graikai archainiame laikotarpyje, kai dar nebuvo nei Partenono, nei tų svarbiausių, didžiausių
klasikinių statinių, ką jie matė žiūrėdami į Egipto tuo metu statinius ir taip pat ilgą palikimą. Galima išties kaip truputį palyginti su tuo, kaip jautėsi prancūzų ekspedicija, kuri 18 amžiaus pabaigoje atkeliauja į Egiptą, description de l'Egypte, iš ko matote iliustraciją, visas Egiptas atsiveria savo didžiuliais lobiais, išmintimis ir taip pat nesuprantamų raštų. Senovės graikam jau raštas kėlė hieroglifų daug klausimų, taip šventieji ženklai ir taip liko ilgą laiką. Ir jeigu pasižiūrėtume, sakykime, į Renesanso mąstytojus, jie apie tikrus hieroglifus mažai ką supranta, bet jie matė tik antikinius tų senovės Egipto hieroglifų aprašus, be gerų iliustracijų, ko tuo metu dar trūksta, ir jiem iš tiesų susidaro vaizdas, kad senovės Egipto hieroglifai tai yra universalus raštas. Tai yra raštas, kurį gali suprasti visi, nes tai yra piešiniai, mes galime visomis kalbomis įskaityti. Tai yra kaip tokia prokalbė, pati seniausia kalba, kuri egzistavo pasaulyje prieš Babilio bokšto statybas, prieš atsirandant pačiom įvairiausiom kalboms. Taigi per visą ilgą laiką, per tos 100 metų, Egiptas išlieka paslaptingas, sakykime taip, ezoteriškas ir pritrenkiantis savo palikimu, savo nesuprantamais statiniais ir ženklais. Viską turėtų pakeisti Šampolionas 1822 metais perskaitęs hieroglifus, duoda pradžią egiptologijai, moksliniam Egipto tyrimui. Egiptas demistifikuojamas, taip, raštas tampa suprantamas, tai nėra kažkokie simboliai reiškintis kažkokias filosofinės paslaptingas sąvokas, tai yra tiesiog rašto ženklai ir tais rašto ženklais aprašomas viskas, kas tik įmanoma. Prasideda tas mokslinis požiūris, bet tai tik tai viena tokia, sakykime, tai vienas kelias, ne visi nori Egiptą žiūrėti grynai iš mokslinės pusės. Egiptas išlieka paslaptingas, galbūt nenorima taip paleisti Egipto iš to paslapties skraistės. Ir taip tęsiasi iki dabar. Egiptas išlieka labai svarbus tai ezoterikai, sakykime taip, okultizmui ir visom kitoms apraiškoms. Viena iš autorių, su kuriais susipažinsite rudenį, viena iš tų ezoterininkų svarbiausių, sofisčių Blavatskaja, parašė darbą taip atskleista arba Izidė, nuo kurios nuimtas šydas. Jinai savo darbe štai taip rašo, kad stebisi Egiptu ir rašo, kad Egiptas nesiuntė savo pasiuntinių į aplinkinės šalis. Bet priešingai taip įvairūs išminčiai iš kaiminių šalių keliavo į Egiptą, norėdami rasti tenai išmintį. Ir užsidarė taip išdidus savo šalyje, egiptiečiai, arba kaip jinai rašo, taip, dykumos karalienė Egiptas, kūrė stebuklus vienas po kito, tarsi magiškos lazdelės dėka. Ir toks požiūris, sakykime, taip į Egiptą išliko tarp tų, kuriems ezoterika yra svarbu. Tas požiūris į Egiptą, kaip į to pirmosios, sakykime, taip, viso ko pradžią, paslaptingos, paslėptos išminties kraštą. Ši tradicija vokiečių egiptologo Eriko Hornungo 90-metyje praėjusio amžiaus buvo pavadinta terminu Egipto Sofija. Taip, Egipto Sofija, vokiškai. Ir tai jis apibūdina tą tradiciją, kuriame Egiptas matomas kaip ypatingos išminties kraštas, iš kur ateina visas žinojimas. Ir čia atsiskiria, sakykime taip, egiptologija ir Egipto Sofija. Egiptologija, Egiptas yra istorinis laikotarpis, istorinė religija. Egipto Sofijoje Egiptas tarsi jo laikotarpiai, jo laikas pranyksta, tai yra kaip amžina, belaikė idėja visuomet gyva. Egipto Sofijoje mes turime tą atminties, sakykime taip, istoriją, o ne tikrąją
istorija. Egiptosofija apskritai prasideda su Hermiu Trismegistu, kas buvo praėjusioje paskaitoje. Jūs puikiai prisimenate sinkretinę dievybę. Graikų Hermis susilieja su egiptiečių dievu Totu ir tai padeda, galima sakyti, pradžią apskritai hermetiniam mokymui, bet taip pat ir ezoterikai vakarų pasaulyje. Apie Hermį Trismegistą, jo reikšmę, apie ryšį su Egiptu turime puikią knygą Algio Uždavinio Hermio Trismegisto išminties kelias hermetinis rinkinys, su visom detalėm galime ten sutikti, bet tikrai puikus įvadas, puikus pristatymas, kiek Egiptas susijęs su Hermiu ir kiek Hermis Trismegistas susijęs su Egiptu. Hermis Trismegistas ilgą laiką buvo manoma, kad tai yra gyvas asmuo. Vakarų, sakykime taip, Europos tradicijoje, toje atminties istorijoje, jis buvo vienas iš 3 svarbiausių žmonių. Šalia Mozės, krikščionių, sakykime taip, šalia Platono, kalbant apie graikų pasaulį, apie antikinį pasaulį, ir šalia būtent turime mes Hermį Trismegistą, kuris reprezentuoja Egiptą ir tą jo paslėptą ypatingą išmintį. Apskritai, Hermio Trismegisto darbai, jie kaip ir parašyti taip jo paties, kai jis dar yra Egipto dievas, ir išversti iš Egipto kalbos į graikų kalbą. Ir perduoda savo išmintį, kaip matome šioje mozaikoje, sienoje, tiek vakarams, tiek rytams, tai su Turbanu. Taigi, Hermis Trismegistas, hermeneutikos ir ezoterikos pradininkas, ypatingos taip reikšmės vakarų Europai. Koks jo ryšys tarp Egipto? Taip, kaip minėjau, jis gimsta susijungus 2 dievams, susijungus antikiniam Hermiui ir egiptiečių Totui. Pažiūrėkime truputį smulkiau į Totą. Totas labai svarbus dievas senovės Egipto religijoje nuo pačių ankstyviausių laikų iki pat senovės Egipto istorijos pabaigos. Dievas, kuris dažnai vaizduojamas kaip ibis, šventas jo paukštis yra ibis, arba kaip vyras su ibio galva, puikiai galva derinasi prie žmogaus kūno. Labai retai mes jį sutiksime tik tai kaip vyrą. Jisai svarbus įvairiomis prasmėmis, kadangi siejamas su Mėnuliu, galbūt dėl to lenkto taip ibio snapo. Mėnulis reiškia laiką. Laikas reiškia skaičiavimą. Taigi jisai susijęs su visu tuo, ką reikia skaičiuoti, ką reikia valdyti. Jis taip pat susijęs su raštu. Jisai sukuria senovės Egipto raštą, priskiriamas raštui išradimasis, raštininkų sergėtojas. Taigi jis apibūdina, galima sakyti taip, ir rūpinasi visą tai, su kuo yra susijęs raštas. Pradedant nuo paprastų administracinių dalykų, teismo ir apskritai, taip sakykime, magijos. Taigi būtent šitas Totas, ypatingas rašto išminties dievas, jisai tampa tuo Hermiu Trismegistu ir lieka svarbus iki viduramžių ir naujųjų laikų. Totas taip pat svarbus mirusiųjų teisme, kaip matome čia centre, kada mirusiojo širdis yra sveriama, jis būtent užrašo to mirusiojo teismo rezultatus ir tada tampa aišku, ar mirusysis gali keliauti toliau ar ne. Tokiuose atvaizduose mirusiojo teismo sutinkame taip pat Totą ir kitų pavidalų, kaip babuino pavidalu. Tai yra antra ta Toto gyvūno forma. Jeigu ibis su Totu ir Mėnulis, čia matome, buvo tam tikrų sąsajų, gana galime taip, ezoteriškai, taip sakykime, paaiškinti, koks ryšys tarp babuino, taip, kas buvote zoologijos sode, kas matėte pavianus,
Ar jeigu kitą kartą būsite, pagalvokite taip jau žiūrėdami, ką turi bendro išmintis, Dievas Totas ir tie Fabianai. Čia sunku iš tiesų pasakyti, galbūt tas elgesys babuinų, kad kiekvieną rytą jie šildosi saulėje, džiaugiasi saulę, džiaugiasi tą šilumą, skleidžia džiaugsmo garsus ir galbūt egiptiečiai galvoja, kad taip jie supranta Dievarą, saulę, taip su juo bendrauja, yra jo kaip ir pranašai, jo lydėti. Bet tiksliai dėja negalime pasakyti. Tačiau galbūt nors mums atrodo keista ta babuino forma, iš tiesų būtent babuinas labai svarbu ir turime gražių atvaizdų, kai raštininkas sėdi, rašo ir jį globoja, nekas kitas kaip Totas babuino forma jį prižiūri ir raštininkas su didžiulę pagarbą žvelgia į babuiną. Totas yra rašto išminties viso ko pradžia. Į jį raštininkai nori orientuotis, jį nori kopijuoti, nori būti tokie išmintingi kaip Totas. Iš ties turime įvairių privačių asmenų įrašų, kurie teigia, kad jie buvo tokie išmintingi kaip Dievas Totas, ar net kai kurie gyrėsi, kad buvo išmintingesni už jį. Vienas iš tų išminčių žmonių, kuris be galo svarbus Egipto istorijai, tai yra Imhotefas, kuris puikiai taip pat ir graikam pažįstamas, sutinkamas taip pat ir tose hermetiniuose tekstuose. Pats Imhotefas buvo tikras žmogus, gyveno apie 2700 metus prieš Kristų, valdant karaliui Nečerichetui arba kitaip Džoserui, valdant tam karaliui, kurio valdymo metu buvo pastatyta pati pirmoji Egipto piramidė, ta garsioji Sakaros vaizduotojų piramidė. Būtent Imhotefas, galbūt Džoserio brolis, galbūt sūnus, yra tos piramidės architektas. Ir iš ties Egipto, sakykime taip, tradicijoje išliko žmogus, kuris atvėrė akmenį, pradėjo monumentalią akmens architektūrą Egipte. Tačiau jam taip pat priskiriami patys įvairiausi tekstai. Jam priskiriami išminties tekstai, priskiriami moksliniai, galima sakyti, tekstai, priskiriami pirmieji medicininiai tekstai, iš kurių mums nieko neišliko. Taip, mes nieko nežinome apie tai, ką Imhotefas parašė. Rašto šaltinių nėra išlikusi tik tai piramidė. Galbūt viso tai yra daugiau truputį sukurta, jam labiau priskirta. Imhotefas išlieka labai svarbus ilgą laiką ir vėlyvajame laikotarpyje, pirmame tūkstantmetyje prieš Kristų. Jis bus sudievintas egiptiečių, taps dievu. Graikai jį tapatins su Asklepijumi ir taip pat jį garbins ir jis sutinkamas įvairiuose tose tekstuose, taip pat ir Imučio Rūtės vardu. Imhotefas pradeda tik visą eilę garsių išminčių, kurias matome ir šiame kapo reljefe išvardintų, ir vienas iš kitų svarbiausių yra Amenhotepas Hapo sūnus, gyvenęs 14 amžiuje, valdant Amenhotepui III, Egipto didžiulis palikimas, ir Amenhotepas pradėjo nuo paprasto raštininko, tai irgi svarbu, buvo kariuomenės raštininkas, pildė, sakykime taip, šauktinių sąrašus, bet lipo aukštyn ir tapo architektu, kuris statė įvairius statinius, Memnono kolos, tai Luksoro šventykla, tikriausiai jums yra girdėti, viskas dėka Amenhotepo. Jis taip pat garsus savo įvairiomis skulptūromis, statulomis, kuriuose sutinkami išties gražus ir įdomus tekstai, kuriuos netaip lengva suprasti. Sakykime, štai šitos statulos jis taip apie save kalba, kad aš buvau paskirtas karališkojo raštininku, buvau įvesdintas į Dievo knygą, mačiau Toto galias, buvau įgudęs jų paslaptyse, supratau visus jų slėpius. Atsiprašau, visas jų paslaptis arba visus jų slėpius. Specialiai noriu jums parodyti taip pat ir užrašytą hieroglifais šią dalį. Kreipkite dėmesį, kiek daug
šiame tekste paukščiai, patys įvairiausi paukščiai, žąsis, pelėdos, sakalai ir įvairius kiti, taip pat yra ir žuvų, taip pat ir įvairiausių gyvačių, taip pat ir gyvūnų ir gyvūnų dalių. Prisiminkite tą tekstą, kai mes vėliau apie kai ką kitą kalbėsim. Taigi, ką Amenhotepas sako, kad jis nebuvo paprastas taip raštininkas, jisai buvo išties labai išsilavinęs, jisai buvo įvesdintas į tą Dievo knygą. Sunku pasakyti, ką reiškia tie žodžiai. Štai čia Dievo knyga, tiesiog taip, Egipte knyga tai yra ne kas kita kaip papiruso ritinėlis. Kokio Dievo neaišku, bet tikriausiai turime omeny Toto. Būtent jis matė Toto galias, tas žodis štai čia parašytas vėlgi su paukščiu, šalia turime Toto paukštį, Ibi, galbūt reiškia jo galias, galbūt gali reikšti jų sielas, tai ką skleidžia Dievas, galbūt galime išversti taip pat ir jo gerus, naudingus darbus, tai ką Totas paliko naudinga, bet visa tai reiškia ne ką kitą, kaip jo tą rašytinį palikimą, jo išmintis. Buvau įgudęs jo paslaptyse, taip, reiškia, jam nebuvo paslapčių, viskas buvo aišku ir supratau visus slėpinius, galima versti taip pat supratau įvairias problematinės vietas, man buvo lengva viską skaityti. Taigi, ypatingos, sakykime taip, edukacijos išsilavinimo žmogus. Ką Amenhotepas Hapo sūnus turi omeny kalbėdamas tą Dievo knygą? Kas tai yra? Kokios tos knygos, kurias paliko tie įvairius išminčiai? Kokios gali būti tos dieviškos, šventos, paslaptingos knygos senovės Egipto religijai? Visų pirma, tai galėtų būti visokios įvairiausios pomirtinio pasaulio knygos. Kuo Egiptas garsus, tai yra tekstais, kurie randami kapuose, pradedant piramidėmis, karalių slėnio kapuose, tekstai, kurie yra skirti mirusiesiems, kurie yra skirti užtikrinti pomirtinį gyvenimą. Iš jų garsiausiai, žinoma, yra mirusiųjų knygos. Bet ar tie tekstai yra slapti, ar jie yra prieinami tik tai daliai žmonių, ar tik tai prieinami tiem, kurie yra inicijuoti, įvesdinti, kaip Amenhotepas Hapo sūnus teigia. Ir taip ir ne. Taip, kalbėdami apie senovės Egiptą, neturime jokių būdų užmiršti, kad tai yra 3000 metų istorijos ir daug kas labai keitėsi. Ir iš tiesų, kalbant apie tas pomirtinio pasaulio knygas, mes matome, kad jos dažniausiai buvo sukurtos visų pirma karaliams. Pirmieji tie seniausi apskritai pasaulyje religiniai tekstai, tai yra piramidžių tekstai, juos sutinkame piramidėse faraonų ir jie tuo metu yra skirti tik tai karaliams, valdovams. Niekas kitas prie jų negali prieiti, mes jų nerandame paprastų ir aukštų valdininkų kapuose, to visiškai nėra, apskritai nėra tų pomirtinių tekstų. Tačiau senoji karalystė baigėsi, įvyksta didžiulis lūžis, griūna Egipto visa sistema, nesigilinkime istoriją ir kas įvyksta, tie seni tekstai, kurie yra prieinami faraonam, jie tampa prieinami visiems. Tai yra toks, kaip vadinamas, demokratizacijos procesas ir tie tekstai pasirodo ir tarp tekstų, kurie yra prieinami, kurios randame pas paprastus mirusiuosius. Ir istorija toliau kartojasi. Ankstyviausi mirusiųjų knygos pavyzdžiai, jie sutinkami pas karalius. Bet laikui bėgant pradeda naudoti ir paprastai žmonės. Naujoji karalystė, taip, karalius slėnis garsus savo faraonų kapais, garsus savo požeminio pasaulio knygomis, prie kurių prieisime, Abdu, Atvartų knyga ir visos kitos, jos skirtos tik tai karaliui. Tai yra tekstai paslaptingi, uždaryti, neįmanoma, kad prie jų turėtų prieimą paprasti žmonės. Bet laikui bėgant ir jie tampa prieinami kitiems žmonėms, pradeda užrašyti ant papirusų ir taip toliau. Taigi,
dėka to demokratizacijos proceso tie tekstai, nors ir buvo galbūt paslaptingi, neprieinami, laikui bėgant tampa prieinami visiems. Vienas iš tokių ankstyviausių, galima sakyti, ezoterinių tekstų yra taip vadinama Dviejų kelių knyga, 2 tūkstantmečio prieš Kristų pradžia. Toks pirmas bandymas topografiškai aprašyti požeminį pasaulį, kurį patenka mirusysis. Ir turime piešinukus, turime tekstus, turime 2 kelius, vienas eina vandens kelias, kitas yra sausumos kelias, matome pačių įvairiausių pavojų, įvairiausių būtybių, juos skiria ugnies ežeras. Tai šio teksto tikslas suteikti mirusiajam žinių, kaip pasiekti tą, sakykime, rojų arba nendrių lauką egiptietiškai, kaip įveikti tuos sunkumus ir pasiekti pomirtinį gyvenimą. Lygiai tas patį tikslą turi garsioji mirusiųjų knyga, mums taip garsiausiai žinomas, pažįstamas visiems tekstas. Pasižiūrėkime į vieną iš taip vadinamų ištarmių arba skyrių 161. Ir pradžia, pavadinimas, tai būtent ištarmė prakirsti angą į dangų, kurią padarė Totas Venetorui, tai yra Ozirio vienas iš titulų, kada jis įsilaužė į saulės diską. Turime šalia taip pat vinjetę, piešinuką, kuri iliustruoja tą ištarmę. Matome, Dievas Totas, jisai atidaro 4 angas, matysime, kad galėtų tie vėjai patekti. Pats tas ištarmės skyrius yra kažkoks labai ypatingas tekstas, kartojasi 2 pagrindiniai sakiniai arba 2 pagrindinės idėjos. Tai gyvena Ra, o vėžlys te miršta. Taip, tegul gėris nugali, o blogis miršta. Saulė te gyvena, o vėžlys, Dievo popio blogio įsikūnimas, kuris trukdo keliauti saulė, jis turi mirti. Ir tai reiškia, kad viskas pasaulyje gerai, viskas kosmose gerai ir kartu tada viskas gerai mirusiajam. Kūnas yra palaidotas, taip mirusiojo kaulai yra visi kartu, tas, kuris yra sarkofage ir karste, yra įsitiesęs, viskas yra gerai, nes Ra gyvas, o vėžlys mirė. Gana paprasti žodžiai, bet jeigu skaitome toliau, kas dėl kiekvieno taip kilmingo mirusio, kuriam virš jo karsto atliekamas šis ritualas. Taigi jam bus atvertos tos 4 angos danguje. Viena šiaurėje, Oziris, kita pietuose, Ra, kitur Izidė, Neftidė. Kas dėl kiekvieno iš šių vėjų, kuris yra savo angoje, jo užduotis yra įeiti į nosį. Taigi Totas, kuris magas, kuris taip pat tarpininkas tarp dievų, tarp žmonių yra, kuris yra Dievo Ra, Oziris, raštininkas, jisai turi atidaryti duris, kad tie vėjai įvairių tų dievų pavydalų pasiektų mirusį, įeitų į jo šnerves ir jį atgaivintų. Pats tekstas, nieko, sakykime taip, ypatingo, bet kas įdomu, tos ištarmės pabaigoje parašyta. Nei vienas pašalietis jo nežino, taip, tos ištarmės, to ritualo. Nes tai paslaptis, kurios nežino paprasti žmonės. Ir to nereikėtų atlikti niekam, nei savo tėvui, taip, nei savo sūnui, jau nekalbant apie savo žmoną, savo dukterį, išskyrus save patį. Taip, tai yra išties paslaptis, kurio nei vienas iš žmonių neturėtų žinoti. Klausimas taip, kodėl, kuo šis skyrius, ši ištarmė yra tokia paslaptinga. Taip, prie to klausimo prieisime truputį vėliau. Iš kitos pusės, tokius prierašus mes randame įvairių skyrių. Ir tokie prierašai jie turi padidinti, taip, tų mirusiųjų knygos ištarmių veiksmumą. Kuo yra tekstas paslaptingesnis, tuo jis yra veiksmingesnis. Taip? Ir tai reiškia, kad jį galima parduoti už
brangiau. Taip, mirusiųjų knyga nėra kažkas labai paslėpto. Kiekvienas, kas turėjo pakankamai lėšų, galėjo nusipirkti didesnius, mažesnius, ilgesnius, trumpesnius mirusiųjų knygų tekstus, gražiau, prašiau apipavydalintus, bet tai nebuvo kažkas prieinama tik tai nedidelį dalį žmonių, inicijuotų, paslaptingų žinių. Ne, tai buvo prieinama visiems, kas turėjo paprasčiausiai tam lėšų. Taigi ar čia galima kalbėti apie tam tikrą paslaptingą ezoterinį tekstą? Iš dalies taip, iš dalies ne, prie jo dar mes truputį sugrįžtime. Naujojoje karalystėje vėliau, tose karalių kapuose, mes sutinkame įvairias tas požeminio pasaulio knygas. Jose pagrindinis jų tikslas yra aprašyti Saulės kelionę naktyje, nakties metu. Tai yra iš tiesų senovės egiptiečiam buvo viena iš didžiausių kosmoso pasaulio paslapčių, kas vyksta su Saule, ką daro Saulė nakties metu, kur jinai yra, kas su ją vyksta, kokių virsmų taip procesų dėka iš tos senos pavargiusios Saulės vakare, kuri nusileidžia, kuri tamsi, taip, raudona, iš ryto iškyla ta vėl šviesi, gyva Saulė. Tai yra iš tiesų didžiulė paslaptis. Ir kartu tai yra pasaulio tvarkos užtikrinimas, tas amžina Saulės kelionė. Dėl to ir karalius, vėliau visi mirusieji nori susitapatinti su Saule, dėka tų tekstų, nes tada tu esi tame amžiname judėjime, amžiname virsme. Tie tekstai, arba tiksliau piešiniai tekstai, nes piešinių yra daugiau negu tekstų, jie sutinkami iš pradžių ant karalių kapų sienos. Tutmozo trečiojo kapas ir matome, kad ta amduo, ta taip vadinama knyga, jinai juosia visą karaliaus laidojimo kamerą. Karalius tarsi apjuostas viso to teksto, jisai dalyvauja toje Saulės kelionėje. Iš tiesų, kas įdomu šitame kape, kuris yra vienas iš ankstyviausių to samduot pavyzdžių, kad viskas nupaišyta tokiame gelsvame fone. Tai reiškia, tarsi būtų papirusas ištiestas ant sienos. Iš tiesų, labai įdomu, bet dėja, mes neturime nei vieno papiruso, kurio būtų užrašytos, sakykime, piramidžių tekstai. Mes nežinome nei vieno papiruso, kur būtų užrašyta šitie tekstai tuo metu, kai jie buvo nukopijuoti. Buvo kopijuoti iš papirusų, taip, kurie buvo šventyklose, kurie buvo saugojami, kurios rašė žyniai raštininkai, bet viso to iš to laikotarpio mes visiškai neturime. Niekas neišliko. Išliko tik tas, kas kapuose. Taigi, pasakojamas tas Saulės judėjimas, pomirtinio pasaulio knygos, vėliau jos, kaip ir sakiau, to demokratizacijos proceso metu persikelia taip pat pas paprastus žmonės ant sarkofagų ir karstų sienų, kaip ši iliustracija, kur vėlgi vaizdai vaidina patys svarbiausią vaidmenį. Saulės kelionė gali būti nupaišyta, paaiškinta, taip mes matome ir Saulę, matome Dievo Toto babuinus, kurie garbina Saulę ir kurią lydi. Tekstas yra iš tiesų netoks svarbus tampa. Kuo toliau, teksto mažiau. Iš tiesų, kalbant apie Egiptą, tai yra didžiulis skirtumas tarp tų, sakykime, ezoterinių tekstų, apie kuriuos jūs klausysite, vėliau ir senovės Egipto, tas santykis tarp vaizdų ir tekstų. Kas būdinga egiptiečiams, tai visų pirma vaizdai, piešiniai. Jie nebuvo tokie geri rašytojai kaip graikai, jie nebuvo tokie geri filosofai kaip graikai. Jiems sunkiai sekėsi daug ką aprašyti, taip. Jiems geriau nupiešti. Pavaizduoti piešinių yra
daug paprasčiau, nes tada galima daug daugiau visko iš tiesų pavaizduoti ir daug gražiau galima sakyti, negu skaityti paprasčiausiai taip tekstą parašytą juodai ant balto. Jeigu pasižiūrėtume, sakykime, į šitą piešinį, mums atrodo nieko ypatingo, taip iš karalienės Nefertarės kapo, Nefertarė žiūri čia, bet jeigu pasižiūrėtume į šitą piešinį, kur pavaizduota Neftidė, kairėje, Izidė, dešinėje, jos abidvi saugoja mumiją su avino galva žalia, ant avino dar turime saulės diską. Keistas piešinukas, truputį galbūt juokingas, linksmas, bet iš tiesų jame pavaizduota didžiausia, kokia tik įmanoma senovės Egipto religijoje paslaptis. Minėjau taip, didžiausia paslaptis, kas vyksta su saulė po žeme. Ir didžiausia paslaptis naktyje yra, kas vyksta nakties viduryje. 6 valandą nakties, pačioje giliausioje naktyje, kai saulė nusileidžia į patį giliausią tašką, kur yra visiška mirtis, kur yra visiška tamsa. Tenai įvyksta stebuklas. Dievas Ra susijungia su Dievu Ozyriu, ką mes matome šiame paveiksle, tai yra Dievo Ozyrio mumija, bet pavaizduota yra avino galva, kas reiškia, kad tai yra pavargusi sena vakarinė saulė. Visa tai nupaišyta žalia spalva, nes tai yra Dievo Ozyrio spalva. Ir būtent dėka Izidės ir Neftidės Dievas Ra susijungęs su Ozyriu, jisai atgimsta. Taip, iš mirties, tamsiausiame, mirtingiausiame taške gimsta šviesa, gimsta nauja gyvybė. Dėl to būtent tas 161 skyrius galbūt ir yra toksai paslaptingas, didžiulė paslaptis, nes būtent apie tai yra kalbama. Tie 4 pagrindiniai dievai minimi yra šiame tekste. Bet jeigu pasižiūrėtume taip, kaip egiptiečiai visą tą aprašo, jie aprašo labai paprastai. Tiesiog vienoj pusėje parašyta Ozyris, kuris ilsisi Ra, dieve Ra, ir kitoje pusėje Ra, kuris ilsisi Ozyriu. Ir viskas. Nieko daugiau nereikia aiškinti, filosofinių traktatų jokių nereikia. Bet grįžkime prie knygų. Taip, iš tiesų, tiek graikai, tiek ir taip pat Amenhotepas, Hapo sūnus, jie mini kažkokias knygas. Ir iš tiesų tos garsiausios, taip švenčiausios, paslaptingiausios knygos įvairiose tekstuose jos vadinamos Toto knygomis. Manetonas, Egipto žynys, kuris helenizmo laikotarpio pradžioje parašė Egipto istoriją, jisai mini kelis tūkstančius įvairių šventų knygų, kurias parašė dievas Totas. Klemensas Aleksandrietis, garsus filosofas, bažnyčios tėvas, 1-2 amžius po Kristaus, jis domėjosi būtent įvairiais tais tekstais, antikos filosofija, taip pat Egipto įvairiais tekstais, jisai mini 42 šventas Toto knygas, kurias nešė žydai šventų procesijų metu, kur užrašyta visa Egipto išmintis, visos Egipto žinios, visos mokslo žinios ir taip toliau. Jisai išvardyja, bet tai yra patys įvairiausi tekstai, nuo išminties tekstų, nuo medicininių tekstų, matematinių ir taip toliau. Taigi visuomet buvo ta idėja ir tuo metu ir truputį vėliau, kad kažkur turi būti tos Dievo Toto užrašytos knygos ir jas tiesiog reikia surasti. Klemensas Aleksandrietis mini 42 knygas. Tas skaičius irgi yra ypatingas, prisiminsime truputį vėliau. Viena iš įdomesnių pasakojimų apie tas Toto knygas yra toks vėlyvas labai pasakojimas iš
mūsų eros pradžios, kai jau Egiptas buvo Romos imperijos dalis, apie vieną tokį žynį Setne Chaim Vasatą. Žynys, kuris nori rasti ypatingus tekstus, magiškus, ir jam pavyksta surasti vieną, identifikuoti, atrasti vieno tokio seniai gyvenusio žynio, Nanefer Kaptacho kapą, kuriame jisai palaidotas su žmona, ir taip pat prie jo kūno yra svarbus labai tekstai. Dėka pokalbio su to Nanefer Kaptach mirusiojo žmona, jos dvasia, Setne Chaim Vasatui pavyksta įsiaiškinti, iš kur jisai gavo tą knygą. Iš tiesų, Nanefer Kaptachas buvo žynys, kuris ieškojo tų paslaptingų, ypatingų tekstų, kuris iš tiesų viską perskaitė, kas buvo įmanoma, ir pasakojama, kad jisai būtent vaikšto po Sakarą, šalia taip pat pastatyta Džosero piramidė, ieškodamas įvairių tekstų, skaitydamas įvairias stelas, ir jisai sutinka dar senesnį žynį Ožį, kuris klausia, ko tu ieškai. Nanefer Kaptachas pasako, kad ieško ypatingų tekstų, tas kitas žynys jam pasako, ne čia ieškai, šitie tekstai, tai nieko ypatingo palyginus su Toto knygomis, kurias tu rasi aukštutinėme Egipte, giliai po Nilo vandeniu. Tos knygos yra įdėtos dėžutėse, akmeninėje dėžutėje medinėje geležinė, bronzinė, sidabrinė, ir pačios knygos yra tame auksinėje dėžutėje. Ir Nanefer Kaptachas keliauja tų knygų surasti, jam pavyksta tai rasti, tos knygos yra saugojamos, dėžutės yra saugojamos didžiulio kiekio gyvačių, kitų skorpionų ir taip toliau, bet jam dėka magijos pavyksta visą tai įveikti ir paimti tas knygas į savo rankas. Taigi jisai prisiliečia prie tos dieviškos išminties, prie knygų, kurias parašė pats Tomas. Deja, tai jam baigėsi tragiškai. Jo sūnus paskęsta, baudžiamas dievų, jo žmona paskęsta ir jis taip pat paskęsta, nes tas dieviškas žinojimas negali būti prieinamas paprastiem mirtingiesiems. Bet jis lieka su ta knyga ir yra palaidojamas su ta knyga kape. Chaim Vasatas nori tą knygą išgauti, jam pavyksta truputį ją paimti, išplėšti, bet galų gale ir jam prasideda haliucinacijos, blogi įvairūs dalykai, nes jis neleisim smulkmenas ir jisai turi irgi pripažinti, palikim ir dieviškas knygas su juo. Įdomu pasižiūrėti, kas tose knygose buvo. Iš tiesų, tai buvo papiruso rinkinys, sakykime taip, vienas, kuriame yra dvi dalys, trumpai apibūdintos tame tekste. Ir kaip žynys Nanefer Kaptachas sako, būtent, jeigu perskaitysi pirmą dalį, tai suprasi viską, ką kalba paukščiai, žuvis, gyvūnai, visur, visi pasaulio gyvūnai, ir tu juos matysi visur, matysi paukščius toli danguje, matysi visas žuvis, kurios yra giliai po vandeniu. Taigi gausi žinojimą, kai tau atsivers visas matomas ir nematomas šis pasaulis. Tu viską matysi, viską suprasi, kas yra pasaulyje girdima, kas kalbama, kokie yra garsai. Antra knygos dalis rašoma, kad tu pamatysi Dievą Ra, kaip jis pasirodo savo Eniadoje, dievų lydimas 9 dievų danguje, kaip Mėnulis pasirodo. Taigi antra knygos dalis yra tam, kad jisai suprastų, pažintų dievų pasaulį. Taip, tai įdomus tokie du apibendrinimai, vienas kitas pažinti pasaulį, kurį mes matome, kurį girdime, ir kitas suteiktų visą žinią apie visus dievus. Taigi taptum toks visažinis kaip Totas. Bet tai nepavyksta, kaip puikiai iliustruoja tos istorijos. Įvairių kitų buvo knygų ieškoma ir, sakykime, tie hermeneutikai, ezoterikai irgi jie ieškojo, galvojo, kokios tos galėtų būti knygos Egipte. Būtent vieną iš tų tekstų
Norėčiau jums trumpai pristatyti, išskirti. Tai yra taip vadinama Toto knyga. Kuo ji skiriasi nuo tų įvairių kitų tekstų, kad jinai yra pakankamai jauna, nes tik tai apie 95 metus pirmą kartą buvo pasakyta, kad mes ją turime, pirmą kartą buvo papiruso fragmentai pradėti tyrinėti ir pradėta suprasti, kokia tai yra knyga, kokia yra jos svarba. Ta knyga pavadinta buvo Toto knyga, bet galbūt iš tiesų reikėtų vadinti kabutėse, taip, nes pirmieji tyrinėtojai galvojo, kad iš tiesų tai yra pagrindinis veikėjas yra Totas, kad kalba Totas ir tai paskubėta galbūt buvo, dabar tyrinėtojai egiptologai nevadina taip tos knygos, grynai sakykime, moksliškai. Taigi, kas yra ta Toto knyga? Tai yra tekstas parašytas, tai svarbu, demotiniu raštu. Tai yra tekstas, kuris mus pasiekė iš 1-2 amžiaus po Kristaus, kada Egiptas Romos imperijai priklauso, kada hieroglifai taip jie yra naudojami, bet naudojami tik tai tekstam kalti ant šventyklų, bet kasdienėme gyvenime naudojamas tas demotinis raštas, liaudies raštas, jis taip pat naudojamas ir tuo metu jau ir įvairiems religiniams tekstams, mirusių knygos taip pat rašomas tuo raštu. Kuo jis skiriasi tas raštas, kad jis yra daug paprastesnis negu hieroglifai, jis daug sunkiau yra skaityti, nes tos formos yra labai panašios. Tai daro tą tekstą gana sudėtingą skaityti, bet demotistai, taip vadinami, gali tai paskaityti. Tos knygos pavyzdžiai buvo rasti 2 vietose Egipte, 2 gyvenvietėse, Soknotavijų Mesos ir Kriptinis. Viršuje Egipto, šalia Fajumo oazės, turėtumėte taip bendrą vaizdą, kur buvo rasta gyvenvietėse, šventyklų, archyvų, bet kas svarbiausia, kad tai yra papirusų tik tai fragmentai, randami štai taip. Tai nėra vienas gražus tekstas, tai yra daug papirusų fragmentų. Vieni didesni, geriau išlikę, kiti mažesni. Iš tiesų tai yra labai sunkus darbas, tuos 200 fragmentų maždaug, kurių yra dabar, juos sudėti. Ypatingai, kai mes turime labai mažus. Tai tuo tas tekstas ir yra ypatingas, kad ne tik demotinis raštas, truputį, sakykime, taip, filologinė specifika yra kitokia, bet jis yra labai fragmentiškas. Ir tai yra tekstas, kuris dar yra, galima sakyti, kuriamas arba atkuriamas. Vis nauji fragmentai, kas nuo karto yra prijungiami, pamatome, kad vienas kitur tinka ir tai yra tekstas, kuris dar vis gyvas, kurį mes tik pradedame, galima sakyti, iš tiesų atpažinti. Tas fragmentiškumo problematika yra sudėtinga, nes tai mums trukdo suprasti, kaip tas tekstas veikia ir kas tiksliai norėta pasakyti. Pasižiūrėkime į tą tekstą, pačią pradžią. Prasideda štai taip, matome, kad kai kurios dalys nėra, neišlikę. Žodžiai, kurie moko jaunuolį klausti Toto sūnaus, apsauga Ozirio Neferhotepo žynio, didžiojo dievo, meistro ir valdovo, savo kūną atnešti Neferhotepui, dirbti lauką Sešatai, vos visose vartuose, abiejų ragų laisintojai. Tikriausiai nieko nesuprato, taip, bet nenustebkite, iš tiesų pradžia yra labai fragmentiška ir labai sunku pasakyti, kas tiksliai reiškia, bet tai yra pradžia. Taip, aišku, kad tai yra žodžiai, taip, tai dažnai prasideda girdėtiški tekstai tokiais žodžiais, būtent kurių tikslas, to teksto, tos knygos, sakykime, tikslas yra mokyti jaunuolį klausti Toto sūnaus. Kas yra Toto sūnus? Tai gali būti Ibis, gali būti Imhotepas mūsų minėtas, arba apskritai mokytojo personifikacija. Tai yra, tas tekstas turi padėti mokiniui mokytis, padėti jam užduoti reikiamus tinkamus klausimus mokytojui, kad mokytojas atsakytų tai, kas jam yra naudinga. Taigi, tai yra pradžia. Čia toliau truputį yra sudėtinga, galime nesigilinti apskritai,
neaišku, ką reiškia tas neferhotepas, nekrotepas, ar tai yra epitetai, ar tai yra privačių, iš paprastai žmonių vardų. Dievės vardą Sešata yra aiškinai, taip pat dažnai pasirodo šiame Toto knygos tekste, tai yra rašto deivė, viena iš Dievo Toto pagalbininkių, dažnai vaizduojama kartu ir su to. Taigi, dirbti lauką Sešatai reiškia, kad mokinys, kaip matysime, jisai dirbs, ruošis, mokysis. Lauko dirbimas sutapatinamas, tai yra mokymosi aprašymas. Ir džiaugiamės, kad išliko šis aprašymas įėjimo į tamsos kambarį ritualas. Taigi, to teksto tikslas yra ritualas įeinant į tamsos kambarį, paruošti žmogų, mokinį, įeiti į tamsos kambarį. Kas yra tas tamsos kambarys? Toto knygoje taip apibūdinamas yra gyvenimo namas arba gyvenimo namai, gyvenimo pastatas. Tai yra mums iš tekstų puikiai pažįstama patalpa. Įvairiose šventyklose, ypatingai iš graikų ir romėnų laikotarpių, puikiai taip pat identifikuojama šventyklose. Tai yra patalpa šventyklose, kurie pavadintume taip skriptoriumu arba biblioteka, rašto, galime sakyti, kontora, kur buvo saugomi įvairiausi tekstai, kurie mus domina, kuriuose tie tekstai buvo kopijuojami, kuriuose buvo užrašomi. Kodėl gyvenimo namas, ta biblioteka, jinai asocijuoja, kodėl jinai būtų vadinama tamsos kambarį. Taip? Mažvydo bibliotekos tikrai mes nevadintume tamsos rūmais ir taip toliau, priešingai, taip sakytume, yra šviesos rūmai. Bet tame slypi ir to teksto, sakykime, ezoteriškumas ir slypi didelė svarbi reikšmė. Apskritai, labai dažnai tame tekste tie žodžiai tamsos kambarys yra determinuojami, prie jo užrašomas papiruso ženklas. Kas yra determinatyvas? Senovės Egipto rašte, kaip čia, pavyzdžiui, čia mes skaitome taip, namas, gyvenimas, gyvenimo namas ir užrašytas determinatyvas, reiškia, kad mes kalbame apie patalpą, apie pastatą. Šiuo atveju kalbame apie tamsos kambarį ir pridėtas knygos rašto papiruso determinatyvas. Kodėl? Labai keista. Kodėl knyga tamsa? Gali būti, kad turime, čia kaip matysime, tas žodžių žaidimas labai svarbus, turime omeny rašalas. Rašalas yra tamsus, taip, bet jame yra ne tik tamsa, jame yra daug šviesos, nes tu gali parašyti labai gražius, aiškius tekstus. Gyvenimo namas yra ne tik tai šventykla, šventyklos patalpa, bet taip pat įvairiuose magiškose tekstuose taip apibūdinama šventa vieta Ozyrio kapas, kuris pavaizduotas ir šiame vėlyvajame papiruse, kur ne tik jis pavaizduotas, bet ir aprašytas. Ir čia vėlgi galite prisiminti tą paslaptingiausią sceną, kur Ozyris taip guli tamsioje patalpoje, bet tai kartu yra atgimimas. Taip, tamsos kambarys, kapas yra kartu ir gyvenimo namas, nes ten jame atgimsta. Taigi tas tamsos kambarys, jisai atspindi požeminį pasaulį, kuriame yra atgimstama, kartu jis atspindi ir dievų pasaulį, kartu atspindi galbūt ir tą raštą ir kartu atspindi gal ir tiesiogiai. Taip, tie gyvenimo namai šventyklose jie buvo gana uždaros patalpos, ten saulės buvo labai mažai. Toliau, girdime, kad kažkas kalba pirmojų asmenių, aš esu tas, kuris girdi tamsos kambaryje, dvasių paslaptyse, aš noriu loti tarp Sešatos didžiosios šunų, tai mano paties širdis atvedė mane čia, tebūn su kartu su jaunuoliais.
jaunas mokinys, jisai prisistato save ir sako, kad aš noriu loti tarp šatos didžiosios šunų, jis nori būti su kitais jaunuoliais, jis nori mokytis. Tas lojimas yra gana keistas, bet čia vėlgi ne pirmą kartą ir ne paskutinį kartą turime žodžių žaismą, kaip hieroglifais užrašomas tas žodis žynys, kuris yra virš slaptų tekstų, virš papiruso ritinėlių, gali būti užrašytas taip, šakalas saugoja taip tuos tekstus ir dėl to raštininkas tapatina save su šunimi, jisai nori loti, jisai nori dirbti, jisai nori mokytis. Rašoma taip pat, kad aš esu tas, kuris myli išmintį, įbio burnos stiprybė, įbio magija yra tai, kas mane surišo. To tas dažnai tapatinamas su tinklais, jisai apgaubia, pagauna tą mokinį ir vedasi kartu, sakykime taip, to išminties keliu. Čia turime labai įdomų apibūdinimą, mylinti išmintį, iš tiesų, kas sukėlė susidomėjimą, susižavėjimą tuo tekstu, yra tai, kad apskritai ta knyga tai yra dialogo forma. Iš vienos pusės mes turime mokytoją, galbūt yra pats Dievas Totas, kartais ir kitas asmuo, vyriausias žynys, kiti dievai. Ir tas mokytojas yra vadinamas tuos, kuris giria išmintį, arba kuris šlovina išmintį, kuris šlovina žinojimą. Ir priešingai jisai kalba su mokiniu, kuris yra vadinamas mylinčiu išmintį. Primena graikišką taip pavadinimą filosofas, taip, mylintis išmintį. Čia pirmą kartą egiptietiškame tekste turime tokį apibūdinimą, kurį mes galime sutapatinti su to egiptietišką filosofiją. Bet graikišką, bet galbūt per greitai būtų taip galima sakyti. Galima būtų versti tas, kuris nori pažinti, tas, kuris nori mokytis. Ir tai yra iš tiesų labai įdomu, kad mes turim tą dialogo formą, kuri nėra taip dažnai sutinkama egiptiečių tekstuose, labai retai, sakykime, tokiais fragmentais įvairiuose religiniuose išminties tekstuose, bet kas yra labai būdinga graikiškai filosofijai, taip ir apskritai antikos filosofijai kalbėti dialogo formą ir Corpus Hermeticum, taip, Hermetis Megisto knygos irgi dažnai turime mes tą dialogo formą. Taigi, galbūt čia yra tos knygos, kurios graikai išvertė į graikų kalbas, kurios būtent davė pradžią tam hermetiniams tekstams. Jeigu pažiūrėtume į įvairias temas, tai yra labai daug įvairių temų, pareigos, ką turi mokinys daryti, kaip elgtis, kaip turi vykti raštininkų rengimas, pomirtinio pasaulio geografija, kurie atspindi tą tamsos kampą, įvairius mitų užuominos. Paliečiant, kalbama apie pačias įvairiausias temas. Minimos taip pat kitos šventos knygos. Minimos, sakykime, potvinio, džetkolonus, tobulumo, ženklų motinos, tvarkos, žvaigždės knygos. Niekas neaišku, ką turime omenyje, kokios tai knygos. Viena iš jų gal tik tai yra minima, sakykime, analų knyga. Čia tikrai aišku, galbūt kiekvieno karaliaus analai buvo fiksuojama taip istorija. Pasižiūrėkime toliau keletą įvairių tų ištraukų. Taigi, tas, kuris giria išmintį, taigi tas mokytojas, kuris priima mokinį, jisai sako, jei tu kvepi kaip mira, tada neženk į gyvenimo namus. Turi žmoną, turi dukterų, tada tau ne vieta čia. Taip? Jeigu tu rūpinėsi, kad tu gražiai kvepėtum, kad tu turi šeimą, kurią tu rūpinėsi, tai tu neini į gyvenimo namus, tu negali keliauti taip tuo išminties keliu, negali tapti tuo visų žinančių proto mokiniu. Mokinys kaip tik priešingai, jisai sako, taip, aš esu tinkamas tam, aš visą žinau, kas yra neapkenčiama tamsos kambaryje, aš viso to neturiu, atėjau be to, mano pasibjaurėjimas yra vynas, aš pamiršau miros kvapą, mano drabužiai sudriskę, aš nekreipiu dėmesio į tai, aš esu geidžiantis, tik tai mokytis. Taip? Ir
vėlgi mokytojas tada sako ir įspėja mokinį, kad įbei, kurie yra čia, įbei šiuo atveju reiškia tie mokinukai, taip, jauni raštininkai, kurie nori būti kaip tokas. Sunkus yra jų maistas, skausmingas yra jų gyvenimo būdas. Jie nepasisotina duoną, jie nepasigeria vynu, jie nesitepa aliejais, jų pasibjaurėjimas ištarti miegamojo vardą, tiksliai neaišku, bet tikriausiai suprantate. Taip, prasme, demonai lieka ant jų burnų, gyvatės ant jų lūpų, jų auka yra šuo, jų maistas yra aslas, jų vaisius yra ropliai. Ar sugebėsis gyventi su tais, kurie yra jų urvuose. Taigi sunkus mokinio laukia gyvenimas, nei duonos, nei vyno, nei aliejų, o tik tai demonai, šunys, asilai, ropliai ir gyvatės. Šiuo atveju, nors ir galime galvoti, kad galbūt turime omeny kažkokie šventi gyvūnai ir taip toliau, bet tikriausiai ne. Visa tai yra ne kas kita kaip raštas, hieroglifo ženklai. Norima pasakyti, kad mokinys bus gyvas vien tik tai knygomis, taip, vien tik tai hieroglifo raštais, kurie bus toje tamsoje, urvai, galbūt vėl irgi tos tamsos kambario parafrazė. Ir būtent daug vėliau tekste, kur mokinys sako, kad jau 20 metų mokėsi ir taip toliau, jisai sako, taip, aš valgiau jų paukščius, aš prarijau jų sakalus, mano širdis susijungė su kiaušinių paukštais, truputį neaišku, ką tai reiškia, bet reiškia, kad jisai visą tai ėmė į save, valgė, skaitė, suprato ir prisiminkite tą hieroglifų. Taip ištrauką, kai iš tiesų tų paukščių buvo daug. Labai paukščiai užima labai svarbią rolę šiame tekste. Eikime toliau. Kartais tekstas atrodo visiškai nesuprantamas ir labai keistas, kartais labai paprastas. Kas būdinga senovės Egipto išminties tekstams, taigi lenkis raštininkui, rašyk papiruso ritmį, skaityk tekstą ir taip toliau, nieko ypatingo, kaip ir kitose išminties tekstus. Kas būdinga Toto knygoje, būtent, kad ne tik tokie aiškus tekstai, bet labai žaidžiama simbolika, metaforomis, palyginimus. Ir net mokinys to nori. Jisai klausia savo mokinių, tai kas yra tas raštas, taip? Kas yra tie tekstai, kas yra jo saugojimo vietos, kur jis yra, į ką jis yra panašus. Ir ką mokytojas atsako, raštas yra jūra, jo nendrės yra krantas, skverbkis ją mažyti, arba kiti egiptologai verstų, skverbkis ją po truputį, mažais žingsneliais, pakelk nendrę, suskaičiuok iškilimus, jų milijonai, nepavark nuo jos, kol jos valdovai leis tau joje plaukioti. Kodėl raštas yra jūra? Nes raštas yra papirusai, taip, papirusai, kurie banguoja. Nendrės yra krantas, čia yra žaidimas žodžių, krantas adž, tą patį reiškia, kad nendrinis rašiklis, taip, tai nendriniai rašikliai yra kaip krantai, kuriuose ta raštas, jisai yra sulaikomas, taip, uždaromas, galima sakyti. Pakelk nendrę, pakelk, taip, suskaičiuok iškilimus, vėlgi iškilimas, čia irgi yra žaidimas žodžių, toks telyjų, kas reiškia iškilimas, gali būti pylimas, bet kartu panašu žodis įtenų reiškia sunkios vietos problemos, kurias Amenhotepas Kapo sūnus sakė, kad jam tai nėra problema, jisai įveikė, suprato visą tai. Taigi, mokinys turi plaukti, kaip ir kitur yra rašoma, dirbti su ta jūra, skaičiuoti tuos iškilimus, jų yra be galo daug, bet jis turi nepavargti, kol galės laisvai plaukti. Taip, iš tiesų, tas raštas lyginamas su įvairiais dalykais, kitoje vietoje lyginamas su žemės dirbimu. Totas yra kaip žemės savininkas, raštas, papirusas yra kaip žemė, o raštininkas jisai įdirba tą žemę ir tam žemės įdirbimui jisai naudoja grūdus, sėklą, kuri
yra ne kas kita kaip raštai. Kartu jis paprastai klausia tiesiog, kaip laikyti rašiklį, mokytojas suteikia tos informacijos gana aiškiai ir tą mes tekstą galime palyginti su atvaizdais dailėje. Iš ties matome, kaip reikia laikyti, kaip Dievas topas taisyklingai laiko tą rašto laikiklį, arba kaip čia kariuomenės raštininkai palenkia nugaras. Bet mūsų mokinys, taip, tas mylintis išmintį, jis nenori būti tokiu raštininku. Taip? Jisai nenori lenktis karaliui, jisai nori ištiesti pilvą prieš, išsitiesti ant pilvo prieš sešatą, jisai nori įeiti į gyvenimo namus, jam svarbu kariuomenės valstybės reikalai, jam svarbu, kad jis pamatytų babuiną, kuris susijungia su gyvate, kuris teisė žemę su savo svarstyklimis. Taip, Totas susijungia su Oziriu ir kartu taip jie palaiko, galima sakyti, taip, žemės pasaulio tvarką. Kita labai įdomi vieta yra štai ši, kur kalbama apie Ra sielas. Parašyta tenai apačioje, bet iš tiesų tai yra ne paukščiai, ne sielos, bet tuo žodžiu apibūdinamos ne kas kita kaip šventos knygos. Tame Sauto papiruse, kurią mes matėme anksčiau, Ozirio kape, būtent sakoma, kad jame yra tos Ra sielos šventosios knygos, kurių tikslas saugoti Ozirį. Šičia rašoma, kad būtent žinantysis Totas yra tų Ra sielų piemuo. Jis duoda maistą. Taip, tos knygos jis jas prižiūri. Raštininkas yra lizdas, knygos yra jo jaunikliai. Vėlgi žodžių žaidimas, raštininkas seš, lizdas seš, žaidžiama knygos, džame, ką galime paskaityti, jaunikliai, džome, kartos jaunikliai. Matome, kaip žaidžiama su tomis reikšmėmis ir skaitant vertimą mes viso to nematome. Galbūt galvojame, kokia čia gali būti ta slapta reikšmė ir taip toliau paslėpta, bet tai tiesiog yra žodžių žaidimas. Taigi mokytojas ragina nepavargti, gaudyti paukščių, šiuo atveju tai reiškia būtent imti, gaudyti, skaityti tuos hieroglifus. Ir tie paukščiai, tai iš tiesų raštai, knygos yra kažkas labai naudingo. Knygos, raidės, hieroglifai, jie nevalgo iš sandėlio, jų nereikia maitinti. Taip? Jeigu bus prastas derlius, prasti metai, jie nemirs. Jie tavęs niekada neapleis. Taigi knygos yra pats geriausias idealus naminis gyvūnas. Jie tavęs niekada neapleis. Žinojimas, taip, to mokinio niekada neapleis. Teksto pabaigoje, po truputį mes jau baigiame, turime labai įdomų tekstą, kuriame mokinys išvardė 42 grifo pateles, kurios taip vėlgi turime tą paukščio simboliką, tos patelės, grifo patelės paukščiai, jos turi savo kalvas tame tamsos kambaryje, bet jos taip pat apibūdina tam tikras knygas ir jų yra 42, prisiminkime 42 knygos, kurias mini Klemensas Aleksandrietis, taip pat 42 tos grifo patelės. Kodėl tas skaičius yra ypatingas? Nes tai yra svarbus skaičius, simbolinis, tiek buvo Egipte taip vadinamų nomų regionų. Visas Egiptas buvo padalintas į 40 žemutinio Egipto ir aukštutinio Egipto nomus, rajonus, regionus. Taigi mokinys išvardyja visus tuos nomus, regionus, kiekvieną iš jų apibūdindamas grifo patelę, kad jis su savo jaunikliais kažką daro. Ir tekstas eina taip, grifo patelė pridem palantę, tos paukščiukas tai yra Elefantina, pats piečiausias Egipto miestas. Grifo patelė su savo paukščiukais, nešantį daugiau santaros, Tebai. Ir Hermopolis Farva,
Toto miestas deltoje. Ne pats svarbiausias, dėl to Parva mažas. Koks ryšys? Kodėl? Bet iš tiesų, vėlgi, žaidžiama su tam tikra simbolika ir kiekviename tame aprašyme mes turime užuominą į to nomo užrašymą hieroglifais. Matome, kad štai čia pavaizduotas lankas. Tai to nomo vardas yra lanko žemė. Ir tame aprašyme taip pat paminėta. Grifo patelė su savo paukščiukais nešanti daugiau atramas. Mes turime pavaizduotą atramą. Tam 4 dangaus atramos, vas simbolis. Arba štai čia, kai galvojat, ką mes čia sutiksim, vyriausias iš paukščiukų. Kas yra vyriausias iš paukščiukų, tai yra žinoma dievas Totas. Pats vyriausias ir nenuostabu, taip yra pavaizduotas dievas Totas. Čia galime savęs paklausti, kokia prasmė ezoterinė, maginė, religinė visame tame aprašyme. Ar kodėl tai yra? Mes galime bandyti ieškoti to ezoterinio paslaptingo paaiškinimo, bet galbūt galime į tai pažiūrėti ir truputį kitaip, kaip į tam tikrą pedagoginį metodą. Egiptiečių raštininkų gyvenimas, mokykla buvo sunki, reikėjo viską kalti atmintinai, fizinės bausmės buvo įprasta, mušimai buvo įprasti ir buvo be galo neįdomu. Taip, mokytis viso to, tiesiog skaityti, perrašyti, kopijuoti ir taip toliau. Tai čia galbūt mes turime tam tikrą bandymą padaryti tą mokymosi procesą įdomiau, kaip išmokti visus tų nomų pavadinimus, galbūt sukuriant kažkokią istoriją, taip, sukuriant panaudojant tam tikrą žodį ir tada įdomiau taip mokytis ir vėlgi tą tu gali susijęti su tam tikrais, kas egiptiečiam labai svarbu, susijęti su tam tikrais vaizdiniais. Tai čia neskubėkime taip ieškoti tam tikro paslėptos taip reikšmės, ezoterikos ir taip toliau, galbūt yra tiesiog tik pedagoginis metodas. Pabaigoje to teksto mes tas trumpai apibendrinama ir, sakykime, minima taip, kad žinantis Ibis Totas, kuris pasiuntė vyresniuosius, yra tas, kuris yra didžiausias iš didžiųjų. Taip pat sakoma, kopijuok jo vaikus, vėlgi čia yra personifikacija knygų ir jis taps didžiausių tų, kurie yra didesni nei jis. Hermis yra trismegistas, taip, 3 kart didžiausias. Ir visi, kas domėjosi taip, tais hermetiniais tekstais ir antikoje, kas skaitė, ieškojo, kad galbūt ir taip vadinamas yra Totas, galbūt tas pavadinimas 3 kart didysis kilęs yra iš Egipto. Taip turėtų būti, taip, pagal viskas buvo išversta iš egiptiečių kalbos. Ar šiame tekste Toto knygoje taip yra? Čia mes to nematome. Jeigu pasižiūrėtume apskritai, kokiuose tekstuose tas apibūdinama yra Totas kaip didysis arba 2 kart didysis, 3 kart didysis, taip, tokių tekstų po truputį yra, kaip ir šitą stelą, kur formas pavadintas 2 kart didysis. Taip, didysis, didysis. Tačiau ir iš tiesų vėlesnėse įrašuose, graikų romėnų laikotarpyje, mes jau sutinkame ir toks pirmasis tekstas seniausias, kuriame mes tikrai randame užrašą 3 kartus taip didelis. Totas, tai yra tokio ostrakono molio šūkis, kuriuose būtent tas dievas Totas 3 kartus pavadintas. Taip, didysis, didysis, didysis. Bet tai yra labai paprastas tekstas, trumpas, tiesiog palinkėjimas geros kloties. Ir Toto mūsų tekste būtent tą užrašą didysis, didysis, didysis mes taip pat turime. Mokinys taip įveikęs visus tos pavojus, išmokęs
valgęs, prarijęs, pažinęs tamsos kambarį gyvenimo namus, jis sako, kad aš ištiesiu savo ranką, turime omeny būtent pagarbinant, taip, pasveikinant, didžiam ir pašlovinsiu ibį, kuris trypia vėžį. Taip, vėlgi sugrįžtame prie to, ką mes jau matėme anksčiau, tas ibis Ra, padėjėjas, kuris kartu padeda nugalėti blogį, kartu padeda nugalėti vėžį. Taigi, šis tekstas Roto knygos iš tiesų labai įdomus. Matome, kalba labai vaizdinga, gana sudėtinga. Kai tik pasirodė to teksto publikacija, susilaukė dėmesio iš, sakykime taip, ezoterijos tyrinėjimų, hermeneutikos, hermetizmo tyrinėtojų, kad galbūt tai yra tas tekstas, kuri bus jungtis tarp egiptietiškų tekstų ir graikiškų tekstų. Kad galbūt tai bus ta knyga, iš kurios mes turime tą graikišką vertimą. Bet įsigilinus iš tiesų matome, kad ne. Egipto tekstas yra grinai egiptietiškos tradicijos tekstas, kuris yra raštininko tradicijoje visiškai suprantamas ir nerasime jokios graikų filosofijos įtakos čia. Taip, keletas panašumų, analogijų yra, didysis, paminėti keli kiti tokie smulkus dalykai ir žodžių žaidimai, bet tai viskas. Tai tekstas, kuris lieka iš tiesų egiptietiškoje tradicijoje. Klausimas taip pat, kada tas tekstas buvo parašytas. Jo papirusai yra iš tų pirmųjų mūsų eros amžiaus, bet gali būti, kaip kas teigia, kad tas tekstas buvo parašytas iš tiesų 2. tūkstantmetyje prieš Kristų, Ramzio II laikais. Taigi, Graikijos filosofijos įtakos jokių būdų mes neturėtume tikėtis. Bet kokiu atveju, tai tekstas yra labai įdomus ir yra tai vienas iš tų pavyzdžių, kokie tie ezoteriški gali būti egiptietiški tekstai, iš kitos pusės tekstai, kurie visiškai nesiskiria nuo kitų tekstų, religinių, maginių, kurių tiek daug yra senovės Egipte. Ačiū už dėmesį. Dėkui, lektoriui, žiūrėkite ataskaitą ir tikrai gal turite kažkas dar kokių klausimų, kokių minčių pasitikrai. Prašau? Kaip Toto knyga buvo surasta. Tos dvi vietovės, jos kasinėjimas jau daug metų, pradedant 19 amžiuje, kasinėjimai vyksta ir dabar. Taip, tai kasinėjimas yra tos dvi gyvenvietės, ne tik šventyklos ir įvairūs kiti ūkiniai pastatai, ir juose randama labai daug tų demotinių papirusų fragmentų. Jų yra begalės, jų dar yra labai daug neištirtų ir tiesiog vieną po kito taip juos skaitant, kurie yra dabar įvairiose muziejose universitetuose, buvo surasta, taip, kad tai yra kažkoks ypatingas tekstas, skiriantis nuo kitų. Apskritai, taip, demotika, demotistai mums suteikia labai įdomių tekstų ir, sakykime, Toto knyga yra vienas iš tik tai tekstų grupių. Buvo rastos įvairios kitos knygos, kurios buvo naudojamos šventyklose. Tokia, sakykime, Nutos knyga, astronominiai tekstai, žinių ritualų knyga arba labai įdomi knyga, šventyklos knyga, taip pavadinta. Tai yra tekstas, kuris kaip iš dviejų dalių vėlgi sudarytas, viena jų aprašo, kokia turi būti ideali egiptietiška šventykla ir antra, koks turi būti personalas, kaip jisai turi veikti ir taip toliau. Tai yra iš tiesų ypatingas tekstas, kuris tai parodo, kaip veikia ta Egipto šventykla. Ir kuo tie tekstai iš tų dviejų gyvenviečių yra ypatingi, nes mes tokių tekstų iš anksčiau mes visiškai neturime. Tai tų ankstesnių šventyklų, 2. tūkstantmetis prieš Kristų, nekalbant apie 3. tūkstantmetį prieš Kristų, mes neturime jokių tekstų iš šventyklų. Jų buvo tikrai labai daug. Galime pasakyti, kurie simboliai buvo tokie patys stipriausi naudojami. Tai kai kuriuos matėte iš jų, sakykime taip, Ankh ženklas, galime taip prieiti.
Galime čia, sakykime, taip, puikia iliustracija. Dievas Totas neša vienoje rankoje tą egiptietišką kryžių, taip, Dievas tai gyvenimas, taip. O antras simbolis yra ta dangaus atrama, kurią mes matėme, vas skeptras, kuris reiškia ką kitą kaip stiprybę. Kitoj rankoje, galbūt netoks svarbus taip simbolis kaip amuleto mes jau nesame, bet tai yra burė, tai yra vėjas. Vėlgi prisiminkite tą 161 skyrių, kad Totas atidaro ir atneša vėją. Iš tiesų vėjas yra ne kas kitas kaip gyvenimo kvapas. Taip, vėjo be gyvenimo kvapo, bet kvėpavimo nėra ir gyvybės. Aš norėčiau apie tą vietą paklausti, kur sakėt, kad mirusiųjų knygos iš tokių skirtų karaliams patapo jau ir skirtos kitiem piliečiam. Ar labiau čia turėtų omeny, kad jų paprastesnių piliečių kapuose padėtų rasti tie fragmentai? Ar čia labiau apie tai, kad raštas skaitų tiesiog daugiau žmonių buvo prieinami tiek dalykus? Tai nesu rašto lietuvių nieko bendro neturi, ta prasme, visą laiką buvo tiek pat to rašto naudojama, viskas gilė, kaip tie tekstai, bet tai yra susijęs su ta demokratizacija. Mums tie, ką mes, sakykime, matome mirusių piramidžių tekstų atveju, tai labai gerai, mes turime karalių piramidės, taip, baigėsi Senoji karalystė, viskas Egipte sugriūna, laikotarpis yra tam tikras, kada piramidės jau nebestatomos, mes nežinome, kur karaliai yra laidomi ir staiga tie tekstai atsiranda tarp paprastų žmonių karstų. Taip? Su mirusių knyga yra truputį sudėtingiau, nes čia yra didžiulis klaustukas. Taip? Vidurinės karalystės laikais karaliai vėl pradeda statyti piramidės, nori sugrįžti tuos senosios karalystės laikus, bet jų piramidės yra visiškai tuščios, jų sienos nepadengtos jokiais tekstais. Tai nereiškia, kad jokie tekstai nebuvo naudojami. Tikriausiai buvo, turėjo būti naudojami, bet galbūt jie buvo užrašyti ant papirusų. Gali būti, kad tai buvo nekas kita, kaip ta mirusiųjų knyga, taip, kuri atsirado štai čia, karalių buvo naudojama štai čia ir po to staiga, kai buvo sukurti tie kiti tekstai, taip, Amdu Advarto knyga, mirusiųjų knyga prarado tą savo ypatingą reikšmę ir tada pradėjo naudoti kiti žmonės. Ar tų knygų galima rasti kažkur paskaityti? Tai mirusiųjų knyga yra išversta jau uždarinio į lietuvių kalbą, tas pats vertimas nėra labai geras, bet susipažinimų yra, o visos kitos knygos jos yra išverstos egiptologų prieinamos įvairiosiomis kalbomis, bet lietuviškai tik tai su mirusių knyga galima susipažinti. Ar dar būtų klausimų? Pasisotinote paukščiais, taip? Gerai, tai dėkui. Ačiū. Šiandien su mumis buvo daktaras Tadas Vilkauskas iš Vytauto Didžiojo universiteto, egiptologas, ir kviečiu taipogi kitas tolimesnės paskaitų ciklo paskaitas. Sekanti paskaita bus kovo 21 dieną šioje pačioje erdvėje. Dalyvaus Gražina Kermelytė Ratniecė, kuri pristatys kitos, su praeita paskaitos tema labiau susijusios tradicijos tekstą Evangelija pagal Tomą. Labai žinoma ir kartu tuo pačiu metu galbūt netgi šiek tiek skandalingą tekstą, privertusi permąstyti ir tos pačios krikščionybės istoriją, kaip pats tekstas buvo atrastas. Tai tiesiog kviečiu klausytis, kviečiu sekti informaciją, kviečiu pasekti mūsų Lietuvos ezoterizmo studijų grupės Facebook puslapį, ten keliama visa informacija apie paskaitų ciklą, apie kitas visas veiklas ir tolimesnius renginius tarptautinėme kontekste, Lietuvos kontekste. Ir taipogi kviečiu irgi susipažinti su jūsų partnerių informacija ir Mažvydo bibliotekos puslapiu ir Lietuvos religijonų draugijos. Tai dėkui visiems.